tarp mažo deimanto ir didelės plytos, ką jie pasirinktų, aišku, aš neturiu aiškinti. Tad mūsų tauta maža, bet kiek aš supratau iš atominės fizikos mokslininkų, kad anglį, paprastą anglį, labai stipriai spaudžiant, galima paversti deimantą. Mūsų tauta nuo senovės buvo spaudžiama iš visų pusių. Mūsų tauta buvo ir tebėra spaudžiama, jinai pavirto į politinį deimantą, į pasaulinį deimantą. Taigi mes turime deimantinę tautą ir didžiuokimės ją. Didžiuokimės, pavyzdžiui, atgimimo laikotarpyje Floridoje sutikau ukrainietį, jauną ukrainietį, lankantį savo išeivę seserį vyresnę. Ir kai jam pristatė mane kaip lietuvį, jisai spaudė man pagarbiai ranką Floridoje. Ukrainietis, kaip lietuviai, sakė, mes žiūrim į Lietuvą kaip į Dievą. Kak na Bogu, jeigu aš tiksliai atsimenu rusiškai. Štai kaip vertinama mūsų deimantinė tauta. Ir neleiskime net iš vidaus jos niekinti, jau nežiūrint iš lauko. Neseniai sužinojau, kad Azerbaidžano patriotai, intelektualai yra išvertę krėvę ir jie garbina krėvę kaip jų tautinės dvasios įkvėpėja labiau negu kad koks Tolstojus ar Šekspyras būtų. Taigi yra šitą svarbu, kad tie mūsų seneliai, kurie myli savo vaikaičius, darytų viską, kad jų vaikaičiai gyventų deimantinėje laisvoje Lietuvoje. Akademinis jaunimas jau turėtų būti pribrendęs, tas jau išsivys į toli nuo kūdikystės vystyklų, turėtų perimti vadovavimą jaunimo gimnazistų švietime ir ieškoti veiklos, eiti pas vyresniuosius, klausti, kaip mes jums galime padėti, ką mes galime prisidėti. Bet svarbiausias dalykas jiems pasakyti, kaip ir aš bandau pasakyti, ir suraskime balsuotojus, kurie rinktų geresnį Seimą. Yra pilna gerų žmonių, bet jie, visokių, tai aš per senas, per jaunas, tai nebalsuoja. Eikime, suraskime kiekvienas bent keletą gerų žmonių, kurie nebalsuoja, o turėtų balsuoti, kad valstybės vairą neįduotų valkatoms, bomžoms ir girtuokliams. Galima ir pavieniai, pavyzdžiui, daug padaryti, ne vien organizacijose, o troleibuse pastebėjau, snarglys atsistoja, troleibuso tarpdurį įsikabina į kartelę, į kurią senukas ar senutė turi įlipdamas ar išlipdamas ir nepraleidžia, net senutė su lazdele. Ir ta senutė nieko nepasako, vaikelį pasitrauks, praleisk mane, kad nenugriūčiau. Ir troleibuso pilna žmonių, ne vienas nepasako, snargliai pasitraukia iš tarpdurio. Tai kas turi ateiti? Prezidentas, ar ministras pirmininkas, ar gal Jungtinių tautų generalinis sekretorius, snargliai iš mūsų troleibuso tarpdurio pavaryti. Kiekvieno mūsų uždavinys. Aš esu matęs, kaip jaunuolius pamoko vyresnieji, tai tai geras pavyzdys reikia. Bet pavieniai galima pagerinti Lietuvą, pagražinti ją gamtoje ir pagražinti dvasioje. Taigi, Seimas yra mūsų valstybės tarpdurys, pro kurį turi eiti ir žygiuoja geresnė, teisingesnė, lietuviškesnė, patriotiškesnė ateities Lietuva. Bet atrodo, kad
kažkas stovi, per daug yra kliudytojų stovinčius tame valstybės tarpduryje ir kliudo Lietuvai sulietuvėti. Tad pašalinkime iš to tarpdurio tos kliudytojus, kad tarpdurys į gerąją laisvąją Lietuvą būtų praeinamas. Prieš 2800 rinkimus mes turime apsižiūrėti, ką daryti su partijomis, kaip jas vertinti. Ir jeigu partija yra apskritai netikusi ne vieno balso jai, jau vien, jeigu nėra, kas sako, nėra už ką balsuoti, aš sakyčiau, yra prieš ką balsuoti. Pavyzdžiui, milijonieriai Seime. 2006 metais, aš nežinau šiandieną, pasirodo, buvo 33 milijonieriai mūsų Seime. 33. Ir kaip pakratai juos pasirodo, kur jie nukrito. Nugi 8 į darbo partiją, nieko savo darbininkai, ja? 7 ir valstiečių liaudininkų, valstiečiais milijonieriai, 7, ja? Pilietinės demokratijos, nieko savo demokratija su pinigo maišais ir, žinoma, 7 socialdemokratų. Tad jeigu milijonierius savaime nėra blogas dalykas, jeigu žmogus tą atsiekia savo profesijai dirbęs daugelį metų, puiku, pasveikinkim tokį. Arba sumaniai versle, teisėtam versle, arba paveldėjo teisėtai įgytą, teisėtų būdų paveldėjo turtą. Dieve jiems padėk. Net ir bet kadangi privatizacijos šešėlis krentant visų milijonierių, tai turėtų partijos parodyti, kad jų milijonieriai nėra privatizacijos grobimo pasieka, o sąžiningi. Bet kol jie to neįrodo, skaitau, kad šitokioms partijos, kurios apsikrovusios neaiškiais milijonieriais, kol jie įrodys, kad jie aiškus, neturėtų būti remiama balsuotojų. Yra kita grupė šitą politinių partijų, kurių vadovai bėgiojo į Maskvą, pro priekinės, pro užpakalnės duris, net pro Kaliningradą kai kas bėgo į Maskvą. Ja. Tai ar tie verti mūsų balsų? Yra keletą partijų, kurios turėtų pasiaiškinti, kaip jos šiandieną surištos su pinigu, kurios pastatė jos, padarė jos partijomis, ne Lietuvos rusų, bet atsibastelių rusų su pinigais tas partijas pastatė ant kojų. Tai šiandieną turėtumėm žinoti, ar tie ryšiai tebėra, o kai kurie aiškiai tebėra. Taigi, mes turime gerų ištikimų rusų. Aš esu sutikęs rusų, pavyzdžiui, taksistas, kuris vežė mane po sausio 13, sako, šiandieną yra didelė šventė Lietuvoje. Jis pasirodo atvykęs prieš 300 metų į Lietuvą ir džiaugiasi būdamas. Vieną Lietuvos rusą 50 metų Rusijai nužudė už tai, kad jisai buvo kaip didvyris, atsistojo iš Lietuvos garbę ir nepakėlė tostą už okupacinę armiją. Tas žmogus vertas kovinio medalio ar ordino. Bet ne atsibasteliai, kurie nežinės, kieno maišu ir kieno pinigais čia atsidūrė. O likusios partijos gali parodyti irgi save, patobulinti, jeigu, pavyzdžiui, kuri nors renka pirmininką ir valdžią visuotinėse rinkimuose, o ne koks nors klanas